Antibiotikai bacilų žudikai. Deja, jie nesirenka kokias bacilas gerasias ar blogasias mūsų organizme naikinti. Antibiotikai sukurti tam, kad naikintų bakterijas. Deja, labai yra mažai antibiotikų, kurie veiktų tik tai vieną konkrečią bakteriją. Dažniausiai antibiotikai veikia daugelį bakterijų ir kas blogiausia, tiek gerasias tas vadinamos, kurios nesukelia dažniausiai ligų, tiek blogasias. Ir natūralu, jeigu žmogus vartoja antibiotiką, ypač geriamą antibiotiką, tai jisai žudo ne vien tik tai tas blogasias bakterijos, kurios sukelia ligas, bet ir tos, kurios gyvena pas jį virškinamajame trakte. Ir dėl to gali atsirasti problemų. Galime džiaugtis tuo, jog šiandieną šalia antibiotikų daugelis gydytojų mums rekomenduoja ir probiotikų kursą. Probiotikai tai yra, taip galime išreikšti, gerosios bakterijos, kurios dažniausiai nesukelia jokių negalavimų žmogui, kurios gyvena tūkstančius metų, natūraliai gyvena mūsų virškinamajam trakte ir todėl mes jos laikomės geros bakterijom. Tų probiotikų yra labai daug, tų gerųjų bakterijų. Jų yra įvairių rūšių. Ir ne visos jos yra veiksmingos. Ir mes, kai naudojame ar gydant antibiotikų sukeltą viduriavimą, ar gydant kitas ligas, virškinimo trakto ligas, visų pirma, mes renkamės tuos probiotikus, kurių poveikis žarnynui ar virškinamajam traktui, sveikatai yra įrodytas moksliniais tyrimais. Nes antraip mes galėtumėm tiesiog imti nešvarumus nuo palangės, dėti į kapsulės ir sakyti, kad tai čia yra probiotikų, yra bakterijų, nebejotinai ten bus bakterijų, bet ar jos turi teigiamą poveikį, ar iš vis kažkokie poveikiai turi, o galbūt neigiamą poveikį, tai jau yra mokslo reikalas įrodyti. Gerosios žarnyno bakterijos gali padėti mums išvengti nemalonių negalavimų, tačiau, pasirodo, reikia žinoti, į ką atkreipti dėmesį renkantis probiotikus. Visų pirma, renkantis probiotiką mes turim būti tikri, kad viduje, ar tai bus maišelis, ar tai bus kapsulė, ten, kur išfasuotas tas probiotikas, kad ten iš tikrųjų yra gyvų bakterijų. Nes mes visi žinom tą istoriją su jogurtais. Tais pasterizuotais jogurtais, kurie galioja pusę metų, kur yra užmuštos bakterijos, negyvos bakterijos ir jie negali būti vartojami kaip jogurtai. Todėl, kad ten yra tik tai bakterijų liekanos, negyvos. Kai mes vartojam probiotikus, mes turim vartoti gyvas bakterijas, gyvus probiotikus. Taigi, kokybė labai turi didelę reikšmę. Ir renkantis mes visada stengiamės rinktis probiotikus žinomos firmos. Žinomos firmos, tai yra mes esam šiek tiek tikri, kad kokybė bus geresnė negu kažkokių neaiškių. Kitas dalykas, mes renkamės pagal kiekį. Kokia koncentracija bakterijų yra maišelėje, kapsulėje ar kitur. Sakoma, kad reikėtų, kad būtų nors 10/9. Ten paprastai būna užrašyta 1 ar 2 10/9. Tai yra kiekis, bakterijų kiekis viename maišelėje, kapsulėje. Tai yra mažesnis kiekis, galbūt irgi veiksmingas, bet yra mažiau veiksmingas negu rekomenduojama šiai dienai 10/9 ar didesnis kiekis bakterijų ar grybelių toje kapsulėje ar kažkokiai pakuotėje. Ir toliau mes renkamės pagal tai, kad ta bakterija, tiksliau tas probiotikas, kuris yra maišelėje, kapsulėje ir taip toliau, kad jis būtų, kad jo veikimas, teigiamas veikimas sveikatai būtų įrodytas moksliniais tyrimais. Šiandieną galime jums rekomenduoti RC Flora Duo, tai probiotikas padedantis stiprinti žarnyno florą. Šio probiotiko sudėtyje yra 3 skirtingų sudedamųjų medžiagų, 2 rūšių pieno rūgšties bakterijų ir mieliagrybių, kurie užtikrina sinerginį poveikį ir produkto efektyvumą. RC Flora Duo sudėtyje nėra karvės pieno baltymų bei laktozės, o tai ypač gera žinia vaikams. RC Flora Duo iš natūralių medžiagų pagamintas maisto papildas, kurį saugu vartoti ir mažiems vaikams, ir senyviems žmonėms. Jį geriausia gerti ryte nevalgius arba pusvalandį prieš valgį, užsigeriant trupučių vandens ar vaisių sulčių. Per dieną reikėtų išgerti 1-3 kapsulės. Reikėtų paminėti, jog probiotikai naudingi ne vien geriant antibiotikus. Visų pirma, nuo virusinės kilmės žarnyno infekcijų apsaugo probiotikai.
O jeigu susirga, tai paprastai žmogus vartojantis probiotikus serga apie 1 dieną trumpiau negu tas, kuris nevartoja probiotikų. Antra didelė grupė ligų, kada apsaugo probiotikai, kaip aš jau minėjau anksčiau, tai yra antibiotikų sukeltas viduriavimas. Na ir trečia didelė grupė, kur intensyviai yra taikoma, tai yra naujagimių nekrozinis enterokolitas, tai yra giliai neišnešioto naujagimio, labai agresyvi liga ir mirtingumas kartais būna didelis, bet tai yra neišnešioto naujagimio problema.